Dėkojame diskusijos dalyviams ir tęsime mūsų kelionę. Transporto inovacijų asociacija atliko transporto ir logistikos įmonių apklausą, kuri parodė, kad šiuo metu šio verslo atstovus labiausiai neramina ekonominė situacija. Tad kviečiu Žygimantą Mauricą, Luminor banko vyriausiai ekonomistą į sceną. Žygimantas padarys įžangą toliau programoje numatytai diskusijai ir padės mums suvokti, ar 2024, ir būtent tais metais, ar mes galime tikėti ekonominio pavasario. Pasitikime. Sveiki visi, paprašė padaryti apšilimą šiai diskusijai. Tai turiu daug skaidrių, bet labai mažai laiko, nieko nelaukdamas judu pirmin. Norint pažiūrėti, atspėti, numatyti, kas bus ateityje, visą laiką verta pažvelgti į praeitį. Ir Lietuva iš tiesų patyrė pačią turbūt trumpiausią recesiją 2020 metais, kuri truko 2,5 mėnesio. Kokiosgi pagrindinės priežastys to buvo? Labai didžiulė parama tiek vyriausybių, tiek centrinių bankų. Tačiau tas augimas, jisai išsikvėpė praeitais metais jau ir matome, kad 2022-2023 metais ekonomika nustojo augti. Ir klausimas, ar 2024 metais mes turėsime atsigavimą. Ir jeigu turėsime, kokios formos jis bus V, L, U, I, kokios dar gali būti raidės, W ir taip toliau. Ir kaip minėjau, yra tam tikri niuansai. Pirmas niuansas, kad tą spartų atsigavimą 2020 metais lėmė beprecedentė parama. Europos centrinis bankas įlėjo labai daug pinigų, vyriausybės įlėjo pinigų. Lietuvos vyriausybės išlaidos pastarosius 4 metus paaugo, kaip matome, daugiau nei 60%. Sparčiausias augimas. Tai yra priešingybė visiškai, ką mes matėme 2009-2012 metais, kuomet veržėmės diržus. Dabar tiesiog visiškai priešingai viskas buvo daroma. Tie diržai buvo atlaisvinami, paskui tie diržai buvo metami į šalį. Tačiau pasekmės kokios buvo. Tie įlėti pinigai išpūtė ne tik nekilnojamo turto ir akcijų kainų burbulus, bet ir lėmė dešimtmečiais nematytą infliacijos šuolį. Jį dar pakurstė Rusijos karinė invazija Ukrainoje ir bendriau energetinis karas su ES dar prasidės prieš karinę invaziją Ukrainoje ir didžiuliai šuoliai tiek gamtinių dujų, elektros kainų, tiek ir naftos, kaip matote šiuose grafikuose. Ir kas nutiko, centriniai bankai išsigando, akis didelės, plačias, viską darysime, kad suvaldyti infliaciją, kad jinai netaptų nuolatiniu reiškiniu. Nes infliacija, jeigu jinai yra laikina, yra vienas dalykas, jeigu jinai tampa sisteminė, tai yra žmonės įpranta prie didelės infliacijos, pradeda prašyti vis didesnių atlyginimų, tai yra didžiulė grėsmė valiutų stabilumui kaip vertės saugojimo matui. Nes viena iš funkcijų valiutų yra vertės saugojimas. Jeigu vertės smarkiai nuvertėja, tai infliacija labai didelė, tada lauk bėdų. Dėl to infliacija tam tikrą toleruoja centriniai bankai, bet daugelis jų toleruoja 2-3% per metus, nedaugiau. Ir reakcija žinote, centriniai bankai labai stipriai pakėlė palūkanų normas ir maža to, kad pakėlė palūkanų normas, dar taip pat pinigus siurbė iš ekonomikos ir sako, kad daužosi krūtinę, kad mes nemažinsime palūkanų normų, tol kol neįsitikinsime, kad infliacija tikrai sumažėja. Ir jeigu lūkestis buvo dar šių metų pavasarį, kad palūkanos eurozoną jau bus pradėtos mažinti lapkričio mėnesį, tai dabar tas lūkestis yra, kad tos palūkanų normos bus mažinamas tik balandžio mėnesį. Ir patys centriniai bankai sako, kad dar šiek tiek vėliau, dar pusmetį centrinis bankas sako, kad palūkanų nemažins. Tai kokią mes situaciją turėsim bent jau pirmoje kitų metų pusėje, turėsime tokią, kad pinigai, kurie buvo gausus ir pigus, vis dar bus negausus ir nepigus. Ir tokia formulė labai paprasta yra, tai yra pinigų kiekis, pinigų greitis, tai yra nematomas indikatorius, neapskaičiuojamas, lygus kainų lygiui ir prekių kiekiui. Tokia labai bendra formulė, 100% negalioja, bet pakankamai neblogai veikia ir praktikoje, ir mažėjant pinigų kiekiui, matėme, kad yra neigiamas augimas, Jungtinėse valstijose -3%, tai yra vienas spartesnių, spartesnis buvo tik 2009 metais,
turėtų kažkas tai mažėti. Arba kainos, arba ekonomika, arba ir kainos, ir ekonomika. Tai čia yra pagrindinis klausimas, kas greičiau sumažės. Ar kainos, ar visgi mes turėsime ekonominę recesiją. Ir kaip jūs galvojate, ar turėsime recesiją kitais metais Europos Sąjungoje ar ne? Kas galvoja, kad turėsim? O kas galvoja, kad ne? O kiti galvoja turbūt, kad apie viduriuką, ne? Tokia pilka zona, nei taip, tokia truputį, sakykime, muddle through anglai vadina, ne? Toksai kažkaip tai prasibrausime iki to šviesesnio rytojus. Na ir kaip yra kitoje Atlanto vandenyno pusėje, kodėl tos recesijos vis dar nėra Jungtinėse valstijose, pagrinde dėl to, kad yra labai didžiulės dar vis perteklinės JAV gyventojų santaupas, jos yra sumažėjusios, mažėjančios, bet vis dar jos yra ir tai palaiko gyvybingumą JAV, tačiau eurozonoje tų perteklinių santaupų praktiškai jau nebėra, jau dabar pradedamas jausti pinigų trūkumas, na ir ekonominių lūkesčių rodikliai šiandien šiek tiek pagerėja marginaliai, bet jie visgi indikuoja, kad tikėtina, kad dar kurį laiką mes nematysime to šviesos tunelio gale, o jeigu ir matysime, tai mes nejausime šilumos. Kaip sakoma, šalčiausia būna prieš auštant. Ir kalbant apie jau labiau su transportu susijusius rodiklius, tai jūs be abejo juos visus stebite. Tarkime, Vokietijoje nuvažiuotų kilometrų skaičiaus dinamika rodo tikrai tokias, nelabai džiugias tendencijas, tos kalėdos yra pakankamai vangios. Gera žinia, kad lietuviai iš tikrųjų nekrenta, bene vieninteliai iš visų pagrindinių valstybių. Net Lenkai šiek tiek yra pakrytę, čia jeigu ilgesnį laikotarpį žiūrėjus, kitos šalis, kai kurios smarkiau pakrytę, Čekai, Rumunai, Nyderlandai, kas ten dar tokie pagrindiniai žaidėjai. Na, tačiau visgi tas atvėsimas daro savo. Matome, kad kelių transporto paslaugų kainų indeksas jisai mažėja ir neatidėliotinų sandorių kainos jau yra mažesnės negu ilgalaikių. Tai rodo tam tikrą rinkos balanso, sakykime, pasikeitimą į kitą pusę. Ir jeigu žiūrėti bendrai pasaulinę prekybą, tarkime, konteinerių transportavimo iš Kinijos kaina yra jau netgi mažesnė šiuo metu šiek tiek negu kad buvo 2017-2019 metais. Reiškia, tas, sakykime, pinigų didžiulė masė ir trūkumas daugelio produktų atitinkamai susiformavęs, jisai pereina į kitą pusę ir svarstyklių lėkštė krypsta. Žiūrint bendrą situaciją, be abejo, sektoriai skirtingi skiriasi. Mes turime IT finansinių paslaugų sektorių, kuris vis dar sparčiai auga. Mažmeninė prekyba nei auga, nei krenta, laikosi ir apdirbamoji pramonė demonstruoja tokius, sakykime, liūdnokus rezultatus. Išskyrus galbūt vėlgi Lietuvą, Lietuva apskritai yra fantastika visose, matote kreivėse. Trys grafikai pagrindiniai – pramonė, prekyba, IT, žalia linija Lietuva visur pirmi. Čia galim savo netgi pasiploti, čia iš tikrųjų mes esame išskirtiniai to požiūriu. Jeigu mes būtume estai, tai nebūtume tokie linksmi, jeigu būtume vokiečiai, būtume dar labiau paniūrę. Tai keletą tokių trumpų žodžių apie Lietuvą. Iš tiesų Lietuva irgi tas jaučiamas karadės formos atsigavimas, kam krizė, kam ne, bet vartotojai yra labai nusiteikę teigiamai ir tai padeda mums iš esmės nejausti krizės. Lietuviai netgi kažkokiu būdu tapo vieni laimingiausių pasaulyje. Tai 20-tuką pateko, čia daugam buvo nuostaba, beveik tokia pati kaip suomiams patekus pirmą vietą. Kaip tik teko lankyti Suomijoje, sako, nesprantam iki šiol, kaip čia mes tokie laimingi esame, ten paniūrė visi vaikšto, bet matyt vis tiek tie rezultatai kažką rodo. Ir kitas rezultatas rodo, kad visgi lietuviai žymiai geriau vertina savo asmeninę padėtį negu šalies. Tai reiškia, kad asmeniškai neblogai gyvename, tik tais mėgstame šiek tiek pabumbėti ir išsigąsti. Na ir aišku, yra ir objektyvių priežasčių, kodėl mums taip neblogai sekas, atlyginimai vis dar auga sparčiai, nedarbo lygis mažas, plūstelėjo imigrantų daug, sušvelnino būsto rinkos nuosmukį, nuomos kainos didėja. Tikrai būtų buvę blogiau, jeigu ne baltarusiai ir taip pat ukrainiečiai
Na ir taip pat atsinaujinančią energetiką, aišku, naujas žaisliukas, investuojame ir jau kažkiek duoda savo vaisius. Spalio mėnesį beveik 45% visos elektros energijos vartotojos pasigaminom patys. Jau neblogai. Portugalai 100% pasigamina, bet mes tokiais tempais judėdami, manau, kad gal ir nepasieksim tų labai ambicingų planų, nes yra tam tikrų biurokratinių trikdžių, bet prie 100%, manau, tikrai priartėsime ir turbūt, kad ir tam tikromis dienomis ar mėnesiais tikrai peržengsime. Na, tačiau, aišku, žiūrint ilgalaikį perspektyvą yra tam tikrų iššūkių, nes Lietuva tikrai pabrango smarkiai per tos metus, tai buvo pigi šalis, tapo brangi, buvo žemų darbo kaštų šalis, dabar nebe žemų darbo kaštų ir be abejo lūkesčiai yra dideli, apetitas yra didelis, išlaidos sparčiai labai augo, inercija yra didžiulė, yra lūkestis, kad ir toliau augs, tai gali būti, kad mes ir iš mažų mokesčių šalies tapsim nemažų mokesčių šalimi. Na ir kaip minėjau, šalčiausia būna prieš sausą, tai čia į diskusiją įvedant turbūt didžiausias klausimas dabar yra, kaipgi bus su palūkanų normoms, nes būtent jos turbūt, tą pašildytų tą visą mūsų ekonomiką, ypatingai jeigu mes matytume, kad jos pradeda kristi, kol kas rinkos tikisi, kad jos bus pradėtos mažinti anksčiau, negu patys centriniai bankai sako, nes infliacija matome, kad mažėja ir pakankamai sparčiai mažėja, yra daug išankstinių indikatorių, kad ji turėtų sumažėti, bet centriniai bankai užsispyrė ir matyt, kad mes turėsime tam tikrą šaltesnį laikotarpį prieš tampant šiek tiek šilčiau. Nors indikatorių, tiek gamintojų kainų indeksas, tiek maisto kainos, tarkime, matom pastaraisiais metais stabilizavosi ir aišku, dar mažai kas kalba apie tai, kokį poveikį turės būtent dirbtinio intelekto robotizacijos atėjimas į darbo rinką, nes kai pradės robotai konkuruoti su darbuotojais, tai matyti ir darbo užmokesčių kilimo lūkesčiai kažkiek tai pradės mažėti. Čia aišku, ne kitais metais dar, bet po gero 5-mečio, galbūt 10-mečio. Na ir priminimas, tai vėlgi į tą grįžtų tokią bendrą labai lygtį, pinigų kiekiui mažėjant, kaip iš to žaidimo, kur eina žmonės aplink kėdes, žmonių 5 kėdžių buvo 5 praeitais metais, kitais metais liks tik 4. Ne, kažkam, reiškia, švilpukui nuskambėjus neužteks vietos, tai tam tikra įtampa be abejo turės atsirasti ir klausimas tik tais, kaip ekonomika susibalansuos. Ar labiau kainos sumažės, ar visgi mes turėsime gilesnę šitiek ekonominę recesiją. Bet labai tikėtina, kad ir tai mes matysime, todėl iš spartaus pajamų augimo laikotarpio mums reikės adaptuotis prie pakankamai tokio, netgi ne tai, kad nespartaus, bet netgi menko pajamų augimo laikotarpio, netgi tam tikrų atvejų kritimo pajamų, ypatingai transporto sektoriui, turint omeny, kokie buvo įkainiai praeitais metais ir šių metų pradžioje, tai čia, aišku, iššūkis bus nemenkas daliai įmonių. Na ir grėsmės, tai pirmas, matyt, vis dar yra susijęs su energetika. Šiuo metu lyg toksai svyravimo dugnelis, bet matome, vis dar verda geopolitiniai neramumai, gali būti visko. Vis dar turime tebesitęsiančią Rusijos karinę invaziją Ukrainoje ir, augantis parašiau, bet augsiantis gal reikėtų rašyti, bet manau, kad tikrai yra didelė tikimybė, kad tie mokesčiai augs. Vat pavyzdys transportui matyt būtų geras Vokietijoje, kaip sparčiai kyla aplinkosauginiai mokesčiai, daugelis transporto įmonių tikrai pakankamai, galbūt tikėjosi, kad dar bus atidėtas tas augimas, bet nuo gruodžio 1 dienos yra. Tai va tokios grėsmės ir čia matyti tokia įžanga į mūsų diskusiją, daugiau nebekalbėsiu. Ačiū.